Vos telefoną iš ranko neišmečiau. Vyko kova. Čia apylinkėse krantas labai gražus, tos uolos tokios išgraužtos. Štai kokia meninė instaliacija. Lūpos, nosis. Labas rytas. Šiandien tyrinėju šiaurės rytinę Katalonijos dalį. Ta dalį, kuri yra jau prie pat Prancūzijos. Dabar vykstame į iškyšulį. Ten nacionalinis parkas, kuris vadinasi Cap de Creus. Ir dabar vykstu į vieną iš vienuolynų, kuris turėtų būti ant kalno, kilus serpantynų, o iki Prancūzijos sienos turbūt apie 20 km nuo čia tik tai yra. Pakilus serpantynų gražus vaizdai, jie apylinkės. Čia galima matyti, kaip kelias eina. Tuo keliu aš ir atvažiavau. Na, gražu, gražu. Musės tik tai puola. Matosi, kad yra visokių takų, kur būtų galima pahaikinti. Kažkokį miestuką matome nuo kalno, manau šiandien jį pasieksiu. Tai čia daugmaž planas, ką mes turime. Mes turime vienuolyną numeris 2 ir numeris 3 pilies griuvėsiai, kaip suprantu. Nu, ta pilis jau pagriauta turėtų būti, bet eisim pasižiūrėsim. Tai iki vienuolyno 15 minučių pėstute, iki pilies turbūt yra 2 keliai, 25 arba 35 minutės. Einant jau matosi pilies griuvėsiai, čia dešiniai pusėje bažnytėlė ir vakariai pusėje jau atsiveria vienuolynas. Tai va, pažymėtas visas 3 lankytinas vietas. Vienuolynas, pilis ir bažnytėlė. Tai dabar kylam link bažnytėlės to kito keliu. Suoliukas su milijono vertės vaizdu. Į vieną pusę, į kitą. Tyčios kalno matosi 2 miestukai. Tai pirmas ir antras. Ir tas kairinis yra miestas Lanka, o dešiniai pusėje El Port de la Silva. Pati bažnyčia jau seniai neveikianti. Aplinkui griuvėsiai, nors pagrindinis pastatas dar visai neblogai išsilaikęs atrodo. Yra aprašyta trumpa bažnyčios istorija. Tai jinai pastatyta 10 amžiui. Iš buvusio apžvalgos bokšto, tai pagrindas yra buvęs apžvalgos bokštas ir šita bažnytėlė dar veikia iki 19 amžiaus galo. Kiek daug laivelių ar kateriko čia matosi. Tokie laiptai veda nuo vienuolyno iki pilies griuvėsio. Takas link pilies pakankamai status. Dar ir vidurdienis, 12 valanda, 30 laipsnių šilumos. Tai yra šiek tiek reikalų. Kvapo trūksta.
Gerai, kad vietom yra pavėsis, tai šiek tiek palengvina ėjimą. Aptikau tokius įdomius vabzdžius vabalus, kaip čia jas įvardinti. Tokie kaip žiogai, tik tai nežinau, ar jie čia nuo dulkių ar nuo ko, bet jie tokie rudi tamsus. Bet tokie liktai skraido, liktai šokinėja, nesupratau. Pilis jau beveik pasiekta. Vaizdai magiški. Belipdamas net buvau pradėjęs galvoti, kad gal neverta. Na taip, vaizdas bus gražus, bet tiesiog tiek, kad iš viršaus, bet tas pats vaizdas. Bet pasirodo, aš klydau, nes čia pakilus vaizdas ir į kitą pusę matosi. Irgi labai gražu. Čia ant kalno žymiai stipresnis vėjas, nes esame maždaug 750 metrų aukštyje virš jūros lygio. Ką tik į mane įskrido kažkoks didžiulis vabzdys tiesiai krūtinę kaip kalę ir prilipo, ta prasme prisikabino, tai vos telefoną iš ranko neišmečiau. Vyko kova, bet šį kartą vabzdžiai mažiau pasisekė. Kažkoks keistas jausmas, visokie vabzdžiai aplink mane, kažkas nori pulti. Gal dėl to, kad maikė raudona, jie čia koridą daro savo. Nepatinka jiem tokia spalva. Nežinau. Įėjimas į vienuolyną 6 eurai kainuoja. Skaitau dabar trumpą istoriją apie vienuolyną, tai ir jums papasakosiu. Tai, žodžiu, vienuolynas statytas 9 amžiuje, tarp 10 ir 14 amžiaus tai buvo pagrindinis vienuolynas regione. Beje, čia paminėta ir apie pilį, kad 1285 metais jinai buvo sugriauta prancūzų armijos. Grįžtant prie vienuolyno, jisai veikia iki 1798 metų, kol visi vienuoliai iš ten dingo. Apie 200 metų vienuolynas buvo apleistas, nes priklausė privatiems savininkam, tai viskas pasikeitė 1988 metais, kada perėjo į Katalonijos vyriausybės rankas ir 1989 metais prasidėjo renovacija vienuolyno, kuri truko 10 metų iki 1999 metų. Beje, vienuolynas buvo benediktinų. Pirmas sustojimas Rūsys. Yra ir bažnytėlė. Dar netokia ir maža, sakyčiau. Nežinau, niekad turbūt neteko matyti, kad būtų tokios romėniškos kolonos bažnyčiai. Visko būna, pasirodo. Romėniškų motyvų yra ir daugiau. Čia irgi tokios kolonos. Galima ir nuotraukų parodą atrasti.
Štai įdomi fotografija. 2 džentelmenai ir šuo prie vienuolyno. Čia nemažai nuotraukų iš to laiko, kai buvo apleista. Tokie laiptai ratu veda link bokšto. Prieš čia atvykdamas galvojau, kad bus trumpas sustojimas prie vienuolyno. Na, galvojau, koks pusvalandis, gal valanda. Bet užtruko iš viso apie 3 valandas. Labai gražios vietos. Ne tik, kad iki pilies palipt verta ir ta bažnyčia ir vienuolynas. Visas toks, sakykime, pramogų kompleksas gaunasi. Tai, 2, 3, gal net ir 4 valandom planuokite čia sustojimą. Leidžiamės dabar link vieno iš miesto, kurį matėme nuo kalno. Port de la Selva vadinasi. Miestukas nedidelis atrodo, bet labai simpatiškas, baltais namukais. Ir krantas gražus. Ten toliau, nežinau, matysis ar ne, yra švyturys. Iki jo gal bandysiu pavažiuoti. Atvykau prie jau minėto švyturio, tas, kur matėsi tolumoje. Čia apylinkėse krantas labai gražus, tos uolos tokios išgraužtos. Labai gražiai žiūrisi. Švyturys nedidelis, šiek tiek renovacijas reikalauto. Atsilūpęs tinkas ar dažai ten. Apžvalgos aikštelė su vaizdu į miestelį. Na ką, eisim šiek tiek pasižvalgyti po miestuką. Vėjas nemažas, bet toks gaivus, šiek tiek atvėsina maloniai. Panašu, kad miestelis populiarus tiek tarp vietinių, tiek tarp turistų. Žmonių daug, mašinų daug. Populiari vieta atrodo. Bažnyčia bent jau vizualiai atrodo kaip aukščiausias pastatas mieste. Einam dabar link jos. Dabar manęs laukia pažintinis takas po pakrantę
Jis dar esame tam pačiam miestuke, galima sakyti, jo pakraštyje. Ir šitą taką aš radau vienam iš žemėlapių. Atrodo smagus takas, neilgas, apie valandą turėtų užtrukti, tik tai nežinau, ar 1,5 valandą, ar į abi pusės tą valandą gaunasi. Šitas takas, kuriuo eisiu, turėtų būti 2 ar 3 iškišuliai pakeliui ir bandysim pasiekti tą kalą Fornells. Tai valandai 1,5 visgi pasirodo. Čia tikėtina, kad yra nudistų paplūdimys arba tiesiog šiaip daug nuogų besideginančių, besimautančių. Kažkaip vis dar sunkiai prantu prie nudisto. Man atrodo, eidamas pro šalį, aš labiau gėdijuosi negu jie. Ir taip kažkaip tada nebežinai, ką daryti. Filmuot, gali nefilmuot, toks kažkaip pasimetė. O jiem tai natūralus dalykas. Jie daug mažtiesas kelias, dabar jau gaunasi į viršų palipėti. Vaizdai tokie. Takas baigėsi ties tuo paplūdimiu, kur matosi, bet iki jo dar nemažai reikia pakilti. Tai nutariau nebeiti, bet vis tiek smagus buvo pasivaikščiojimas, užtrukau apie 50 minučių. Na ką, baigėsi mano šiandienos ekskursija. Įspūdžių ir gražių vaizdų labai daug, bet ir išvargino. Čia kaip visada Katalonijoje būna, susiplanuoja žymiai daugiau pamatyti per dieną, bet kadangi tiek gražių vietų, visokių pažintinių takų ir panašiai, todėl spėjai tik tai dalį, kitą kartą net pusę tik tai aplankyti tą, ką buvai suplanavęs. Na, žodžiu, panašu, kad čia ilgai dar netruks idėjų, nes čia kiekvienam miestelį, kiekvienam rajone, regione tiek tų įdomių vietų, kad, na, nežinau, kiek reikia laiko, kad viską aplankyti. Labai daug, turbūt sezono neužteks viską aplankyti, kas susiplanavęs. Labas rytas, šiandien vėl nauja diena, tyrinėjam gamtą, važiuosime link miesto pavadinimu Kadagės ir ten planuosime pasidaryti tokį pakankamai netrumpą pasivaikščiojimą palei pakrantę. Kol kas kylam serpantyną, tai mes dabar čia pakylam, vaizdai labai gražus. Ten matosi serpantynas, kurio kylam ir kylam daugmaž nuo jūros lygio, tai va. Labai vaizdingi keliai buvo. Ten apačioje matosi tas miestukas, į kurį mes dabar vykstame, Kadagėsas. Matosi balti namukai, tai turėtų būti labai gražu ne tik pakrantė, bet ir pats tas, sakykime, miesto dizainas. O serpantynų pradžiai kylam, dabar jau leidžiasi, eina vingiuotas kelias iki pat apačios. Čia matosi Kadagės panorama, bažnyčia gražia, aukšta ant kalno ir didžioji dalis miesto turbūt.
Einam dabar iki turistų informacijos, susidėlioti iki galo informaciją dėl mūsų šiandienos žygio ir dar gal kažką įdomaus išgirsti apie lankomas vietas. Radom kazino, eisim gal išbandysim laimę, pakelt pinigų. Čia toks jau labiau miesto centras. Nu, labai gerai žiūrisi tie balti pastatai. Ten toliau matosi ir vanduo, ir jachtų prieplauka. Nu, esam turistų informacijos centre. Bandysim gauti informacijos, kurios mums reikia. Prisirinkom visokios medžiagos. Sužinojom, kad iki tos vietos, nuo kur mes norim pradėti žygį, bus autobusas. Tai nuvažiuosim ten, o tada visą kelią pareisim atgal į Kadagėsę. Planas toks, dabar eisim ieškoti autobusų stoties vietinės. Pakeliui link stoties papuolėm į turgų. Visokie aksesuarai, piniginės, tašės, rankšluosčiai ir panašiai. Viskas kaip ir visur kitur, skirta turistam. Šitokias kaip Havajų marškiniai gaunas. Aloha stiliaus. Iššokom į autobusą, tai dabar važiuosim iki tokio iškišalio. Fardė Cap de Creus vadinasi. Nežinau, kiek laiko iki jo važiuoti tiksliai. Bilietas kainavo 4 eurai. Kilsim serpantieną dabar į viršų. Čia jau važiuojant šiek tiek skiriasi ir augmenija nuo kitų vietų. Matosi nemažai alyvmedžių. Matosi jau mūsų kelionės tikslas ir žygio pradžia, švyturys Cap de Creus. Radom žemėlapį, tai eisim šitą iki Kadagės atgal. Rašo 8 kilai, 120 minučių ir vidutinės sunkumo. Kelionė autobusu truko apie 25 minutės, 4 eurai kainavo ir aplamai labai vaizdingos vietovės, čia net sakyčiau gamta visai kitokia, ten tos uolos pakrantės ir panašiai augmenija, tai net toks šiek tiek jausmas kaip į kitą šalį vykstant. O, žiūrėkit, kokios tas uolos. Visur uolėtos pakrantės, takų milijonas. Tutaj jest dopiero 14:25 za godzinę. Euro za 3 minuty mam płacić? Nie, no to zostaniemy tutaj. Čia va švyturys. Eisim, pažiūrėsim, ar galima prie jo prieiti arčiau. Tas gaunasi jau. Jo, čia jau čitas. Čia kam bus aktualu yra tokia kaip kavinė, restoranas. Tam pačiam pastate, kur švyturys.
Nu ką, pradeda mūsų taką. Dabar yra 14 val. 21 minutė. Matysim, kiek laiko užtruksim. Pakrantės tiesiog įspūdingos. Žodžių trūksta. Čia einant matosi tokių nedidukų paplūdimių, įlankėlių. Žmonės maudasi. Va, kokios uolos. Kažkaip kitur keliaudamas nemačiau būtent va tokių uolų. Dėl to ir ta gamta visai kitokia atrodo. Tiems, kas nemėgsta daug žmonių paplūdimy, va, sprendimo būdas. Galite būti vieni, degintis nuogi, niekam netrukdysit, nieks jum netrukdės. Tai va, nemažą laiko dalį eina toks jau takas, šiek tiek toliau nuo pakrantės, tai gaila, kad negalima grožėtis uolėtam pakrantėm. Kažkur toliau jau miestas biški matosi. Čia va taip nesuprasi, vos ne visą kelią tokia kaip tvora yra padaryta. Ir jinai mus lydi. Didžioji Katalonijos siena. Laukai kokie būna irgi supiltas tos patvarėlės iš tokių. Aha. Kad tą silpimą žemės. Čia va, einam pro alyvmedžių tokį kaip mišką. Daug jų čia vietoje. Ten kažkur matosi jau paplūdimys įlanka, vėl vaizdai gražėja. Kokį gerą pusvalandį jam tokiais toli nuo krantą ir neypatingais vaizdais. Dabar vėl situacija gerėja. Iki Kadagėso lieka apie valandą laiko, mes čia dabar jau pusiaukelį esam. Atėję į pusiaukelę maždaug radom pavėsį, tai laikas piknikui pasidaryti. Va, turim saloto Cezario, reikės pasistiprinti. Jau ir Kadagėsas sąlyginai nebetoli, čia kažkokia tai prieplauka priėjom, daug laivų laivelio. Ir štai čia prieiname Salvadoro Dalí namo muziejų. Šitame name Salvadoras Dalí praleido didžiąją dalį savo gyvenimo. Gyveno jame nuo 1930 iki 1982 metų, iki jo žmonos mirties. Ir šitas namas randasi, čia ne visai Kadagėsas, galima sakyti, toks kaip priemiestis, Port Lleigat vadinasi. Ir dabar jame yra muziejus, įėjimas į muziejų kainuoja 14 eurų.
Šį kartą nusprendėme jį neiti. Buvau kitam muziejui, Salvadoro Dali teatras muziejus yra Figuerėse, tai jo gimtasis miestukas. Ten tikrai labai įdomus ir vertas dėmesio muziejus. Tikiu, kad ir čia įdomu, bet šį kartą visgi nutarėm praleisti. Įėjimo kaina suaugusiams 17 eurų. Priėjome vietinės Kadagėso kapinės. Principas kaip ir tradiciškai Ispanijai. Laidoja daugiausia ne į žemę, į tokius namukus 4 aukštų čia. Ir štai čia matosi visas Kadagėsas. Jis nėra didelis. Kadagėsas nėra didelis miestelis. Rašoma, kad gyventojų apie 2700–2800 tik tai, bet vasaros mėnesiais gyventojų mieste būna 10 kartų daugiau. Ir šiaip čia, kiek teko girdėti, populiari vieta, sakykime, tarp didesnių miestų gyventojų, kurie turi čia tokius kaip vasarnamius, apartamentus vasarai, poilsiui, savaitgaliams ir panašiai. Taigi tokie užtrukom iš viso apie 3 valandas, bet šiaip būtų užtekę tikrai 2, taip kaip prašė ženkluose, bet mes dar stojam ir pavalgyti ir šiaip daug visokių sustojimų darėm, fotopauzėm ir panašiai, dėl to tikrai galima tilpti drąsiai į 2 valandas, bet bendras įvertinimas būtų toks, kad visgi, manau, nerekomenduočiau. Pasiūlyčiau geriau tokį variantą, kad nuvažiuoti geriau prie to švyturio, nes ten labai vaizdingos pakrantės, tai tiesiog skirti laiką geriau tenai ir tada grįžti vėl visuomeniniu transportu ar mašiną. Čia vėlgi žiūrint, kaip atvažiuojat, grįžti tada į Kadagėsą. Nes didžioji dalis to tako kažko tokio įspūdingo nėra. Taip įdomu praseit, bet eini kažkokių labai gražių vaizdų nėra, nes vanduo pakankamai toli gaunas, tai jokio tokio kažkaip didelio matomumo nėra. Todėl geriau nuvažiuoti prie švyturio, patyrinėti ten apylinkės, iškyšulius ir panašiai ir tada grįžti į Kadagėsą. Mano toks pasiūlymas būtų. Kadagėse šalia pakrantės rasite ir monumentą Salvadorui Dali. Ar tai pypkė, rūpko, ar ką jis čia daro? Nepagaunu kol kas. Atėjo laikas pasikrauti šiek tiek jėgų. Vairuotojas geria kavą. Keleivis kažką kito. Irgi kavą. Beveik. Toks baras prie pat paplūdimio. Paskutinis mūsų šiandienos kelionės tikslas, ten matosi sala ir eina tiltas į ją. Ir iš ten, kiek girdėjom, atsiveria labai gražios miesto panoramos.
Dabar atvykom į miestuką pavadinimu Figueresas. Šis miestas yra gimtinė vieno žymaus ispanų menininko Salvadoro Dalí. Ne tik gimtinė, bet miestas turi ir teatrą muziejų, į kurį mes netrukus eisime. Pradžiai šiek tiek pasivaikščiosim dar po miesto centrą. Tai čia va tokia pagrindinė pėsčiųjų gatvė La Rambla, tas pats pavadinimas kaip ir populiarios gatvės Barcelonai. Įdomus neįprasti medžiai. Pėsčiųjų gatvės gale kažkoks tai paminklas. Kažkam einam, pažiūrėsim kam. Čia Salvadoro Dalí gimimo namas. Šitame name jisai gimė. Už mano nugaros populiariausia vieta Figuerese – Salvadoro Dalí teatras muziejus. Bilietus reikia rezervuoti šiek tiek iš anksto. Galima tą pačią dieną, bet mes rezervavimas maždaug 3-4 valandas prieš apsilankymą, nes po to vietų gali nebebūti ir įėjimas kainuoja 21 eurą. Pastato išorė yra siurrealistinė, su didžiulėmis kiaušinių skulptūromis, auksinėmis figūrėlėmis ir duonos formos dekoracijomis. Muziejus pritraukia lankytojus iš viso pasaulio, tapdamas piligrimystės vieta meno ir siurrealizmo Netoli Salvadoro Dalí teatro muziejaus, o tokia panorama atsiveria į kalnus. Tikiu, kad fotoaparatas, tiksliau telefonas neperteikia to vaizdo, bet realybėj tai labai gražiai atrodo. Prie muziejaus pasodinti kiparisai. Porque le gustan más las pilas de... Va, tokios eilės būna į teatrą muziejų Salvadoro Dalí. Todėl geriau bilietais pasirūpinkite iš anksto. Ten dešiniai pusėje, nežinau ar matosi, yra bilietų ofisas, bet ten žmonių nėra. Tai gali būti, kad bilietų net ir nėra galimybės įsigyti paskutinę minutę, nors nesu garantuotas dėl šito. Visgi saugiau būtų iš anksto pasirūpinti, jeigu vykstate savarankiškai, žinoma. Įėjus į muziejų, vienas iš pirmų įspūdingų reginių – tai meninė instaliacija Lietingas taksi, dar vadinamas Lietinguoju Kadilaku, stovintis centrinėje kiemo dalyje. Dalí teatro muziejaus istorija prasideda, kai praeito amžiaus 7-ame dešimtmetyje Figuereso miesto meras paprašė Salvadoro Dalí paaukoti vieną iš savo kūrinių miesto Ampurdano muziejui. Tačiau Dalí nusprendė, kad miestas nusipelnė daug daugiau nei tik vieno jo kūrinio ir kad tai turėtų tapti vieta, kur jo menas gyvuotų. Taip gimė jo paties muziejaus kūrimo projektas. Kitas žingsnis buvo pasirinkti vietą muziejui statyti. Dalí labai mėgo Figuereso savivaldybės teatrą, ne tik dėl savo potraukio teatrui, bet ir dėl ypatingo prisiminimo. Teatro foje vyko pirmoji jo paroda. Vis dėlto pastatas buvo beveik sunaikintas per oro antskrydžius Ispanijos pilietinio karo metu. Todėl Dalí nusprendė atstatyti teatrą ir jame įkurdinti savo muziejų. 1968 metais miesto taryba patvirtino planą, o statybos prasidėjo kitais metais. Dalí visiškai atsidavė muziejaus kūrimui, asmeniškai dalyvaudamas kiekviename statybos etape ir rūpindamasis kiekvieną smulkmeną,
kad pastatas tiksliai atspindėtų jo ekscentrišką asmenybę. Viskas buvo paruošta muziejaus atidarymo dienai ir 1974 metais rugsėjo 28 siurrealistinio muziejaus durys buvo atvertos visuomeniai, kviečiant ją pasinerti į Dali pasaulį. Dali pavertė griuvėsius į įtraukiantį erdvinį meną, kuris ištrina ribas tarp realybės ir fantazijos, kaip liudijimą savo meniniai vizijai. Muziejus plėtėsi iki 1980 vidurio, dabar muziejus apima pastatus ir kiemus šalia Senojo teatro. Teatras muziejus dažnai tituluojamas kaip didžiausias siurrealistinis objektas pasaulyje. Muziejuje eksponuojama didžiausia ir įvairiausia Salvadoro Dali kūrinių kolekcija, kurios pagrindą sudaro asmeninė menininko kolekcija. Be Dali tapybos darbų iš visų jo karjeros dešimtmečių muziejuje yra Dali skulptūrų, trimačių koliažų, mechaninių įrenginių ir kitų smalsybių iš Dali vaizduotės. Muziejuje taip pat yra nedidelė kitų menininkų, kuriuos rinko Dali kūrinių kolekcija, įskaitant El Greco, Marcel Duchamp, John de Andrea ir kitus. Štai kokia meninė instaliacija – lūpos, nosis. Ypatinga eksponato dalis yra trimatė svetainės instaliacija su Mae West lūpų sofa. Pagal užsakymą sukurta sofa, kuri iš tam tikro taško atrodė kaip amerikiečių aktorės Mae West veidas. Toks bėgimuotas. Aš noriu, kad mano muziejus būtų vienas vientisas objektas, labirintas, didis siurrealistinis kūrinys. Tai bus visiškai teatrinis muziejus, žmonės apsilankę jame išeis su jausmu, tarsi būtų sapnavę teatrinį sapną, yra pasakęs Salvadoras Dali. Kita jo frazė yra: akivaizdu, kad egzistuoja kiti pasauliai. Tai tikra, bet kaip jau sakiau daugelį kartų, šie kiti pasauliai yra mūsų pasaulyje. Jie slypi žemėje ir būtent Dali muziejaus kupolo centre, kuriame saugomas naujas, netikėtas ir haliucinacinis siurrealizmo pasaulis. Labai juokingai atrodo Mona Lisa su Salvadoro Dali ūsais. Ir nors aš nesu didis meno žinovas ar fanatas, bet šitas muziejus man paliko neišdildomą įspūdį. Laikinai iškeliaujama į kitą siurrealistinį pasaulį, kur viskas yra kitaip. Salvadoro Dali darbai, net ir nesidobint menu, yra gražus bei išskirtiniai, sunkiai sulyginami su kieno nors kito darbais. Panašu, kad menininkas buvo lengvai, o gal ir net nelengvai pamišęs. Bet turime džiaugtis galimybę bent trumpam pabuvoti jo kitokiam siurrealistiniam pasaulyje. Savo teatre muziejuje Salvadoro Dali gyveno nuo 1984 iki 1989 metų, iki pat jo gyvenimo galo, ir yra palaidotas kriptoje po scenos grindimis. Toks buvo jo paskutinis noras. Dali mirė 84 metų amžiaus. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Spauskit like, subscribe. Jeigu yra klausimų, rašykit komentarus. Iki.